Sveiki visi, esu Erikas. Ir aš Edgaras. Pradedam naują podcastų seriją skirtą transporto įmonėms, kurių metu aptarsime degalų kainų skirtumus tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje ir bandysim pasidalinti patirtimi, kurią sukaupėm per pastarosius 20 metų, tiek pardavinėdami degalus, tiek kurdami mobilius sprendimus, tiek kurdami netgi virtualius degalų tiekėjus. Tai visą šią patirtį bandysim perteikti savo podcastų serijose. Gerai, Erikai, tai pirmas klausimas tada, kodėl daugelis įmonių renkasi vieną ar kelis tiekėjus, kas tai yra įprotis, komfortas, ar renkasi kažkokią tai nuolaidą? Turbūt vieno degalų tiekėjo pasirinkimas tai yra, kaip mes sakom visą laiką, pats brangiausias dalykas. Nes jeigu įmonė turi vieną degalų tiekėją, tai kaip taisyklė jinai moka daugiausiai. Tai yra brangiausiai už degalus. Pasirinkti keletą degalų tiekėjų irgi yra sprendimas ir turbūt 90% Lietuvos įmonių turi tuos kelis tiekėjus. Bet kame yra problema? Problema tame, kad kai turi kelis degalų tiekėjus, yra pakankamai sudėtinga palyginti kainas, palyginti tai, ką tiekėjai siūlo. Tai reiškia, kad jeigu įmonė turi, sakykime, 3 korteles, tai reiškia 3 tiekėjai, kurie siunčia skirtingas kainas ir kažkas įmoniai turi surinkti tą informaciją, gauti, apdoroti, sulyginti, ir paskui kažkokiu tai būdu iškomunikuoti vairuotojams. Tai va, iš tavo patirties, kodėl būna taip, kad susiformuoja tokia nuostata, ar ne, kad dirbam su vienu ar dirbam su dviem, jau ten 10 metų darbuojamės, nieko neplanuojame keisti. Kas čia yra per dalykas? Kodėl tai būna tokia kaip taisyklė šitose įmonėse? Paprastumas. Tai reiškia, kad kadangi duomenų srautas yra pakankamai didelis, kainos ateina iš tiekėjų arba jas reikia pasilyginti susirinkus iš internetinių puslapių, iš savitarnos svetainių, tai labai dažnai įmonės, kaip pasakyti, nenori daug tų degalų tiekėjų ir renkasi dirbti su keliais arba netgi su vienu. Vien tam, kad neapsikrautų ir tas žmogus, kuris yra už tai atsakingas, jeigu toksai žmogus yra įmonėje, tai jisai renkasi visą laiką lengviausią kelią ir sako, gerai, aš viską žinau, man viskas aišku, yra vienas tiekėjas, aš su juo dirbu 20 metų, jau 30 dėrybų turėjau, jau kaip transporto įmonė sako, kelnes numautos tam tiekėjai, viskas aišku, aš turiu geriausias kainas. Ir paskui, kai mes jau pradedam, lysti giliau kartu su įmonė į tai, ką jinai turi ir su kokiom kainom jinai dirba, tai labai dažnai pamatom, kad tai yra netiesa. Gerai, o iš praktinės pusės tada, kiek turėtų įmonė turėti tų tiekėjų? Nes turbūt irgi galim atskirti, ar ne, kad įmonė yra, kuri dirba ten vietinius pervežimus atlieka, ar ne, ir kurie atlieka tarptautinius pervežimus. Koks tas yra reikalingas kiekis tiekėjų? Tai čia labai priklauso nuo įmonės, nes įmonė, jeigu tai įmonė su 5 vilkikais ir turės 6 ar 7 tiekėjus, turbūt nėra logiška. Bet jeigu įmonė yra 10, 20, 30 vilkikų, tai, turbūt siūlymas būtų neapsiriboti tuo vienu tiekėju ir turėti bent keletą. Vien tam, kad būtų galima palyginti kainas ir turėti tokį dėrybinį pranašumą su degalų tiekėjais. Bet šiaip iš principo tai turbūt nėra tokios taisyklės. Yra įmonių, kur turi ir 2 tiekėjus, yra įmonių, kurios turi 12 tiekėjų. Ir kai jau įmonė turi 12 tiekėjų, tai dažnai pati nebežino nei su ko jinai dirba, nei kaip dirba. Nes, pradedam kalbėti su įmonė ir sakom, kiek turi tiekėjų, sako, turim 3. Gerai, sakom, judam toliau, pradedam jungti tiekėjus, sakykime, į savo platformą tam, kad įmonė galėtų pasilyginti ir iš tų 3 tiekėjų pasidaro 12. Ir tada įmonė užsėdi galvo krapšto ir sako, tai palauk, bet mes turim 12, bet ar jie mums yra reikalingi, kas su jais dirba, kas sužiūri kainas, ar tos kainos yra adekvačios ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia toks atsakymas turbūt kiekvienos įmonės tai yra sprendimas. Be abejo, įmonės atsižvelgia ir į kreditavimą. Jeigu įmonė pakankamai stambi, sakykime, 100+ vilkikų,
tai gal tą įmonį sunkiau gauti kreditą pas vieną tiekėją, tada jinai diferencijuoja riziką, pasirenka 3-4 tiekėjus, išdalina kreditus, iš vieno tiekėjo gal pasiema kelių mokesčius, iš kito degalus ir taip toliau. Tai čia toks, labai jau reikia žiūrėti ir įsigilinti įmonės specifiką, darbo pobūdį ir jos būseną, sakykime, netgi tai. O grįžtant dar prie šito klausimo, o kas nusprendžia įmonėje, kiek tiekėjų bus? Kokia praktika dažniausiai yra? Ar tai yra įmonės vadovas, kuris turi gerus santykius galbūt su kažkokiu tai tiekėju, ar ne, ir taip nusprendė? Ar tai yra kažkokie tai atskiri žmonės, kurie tą darbą atlieka, ten palygina ir nusprendžia, kad reikia mums dirbti su vienu ar kitu? Kaip iš praktinės? Tai tikriausiai yra skirtingų, ar ne, variantų, bet kokia yra dažniausia galbūt situacija? Dažniausia situacija tai yra ta, kad įmonės, vėlgi tai yra, kaip pasakyti, labai individualiai. Vienos įmonės sako, kad aš vadovas priėmiau sprendimą, dirbu su vienu tiekėju, nes 2009 metų krizės metu tas tiekėjas man padėjo. Ir dabar aš jau dirbu 10 metų ar ten 15 su juo, nesidairau ir nesidairysiu. Tai tokiu atveju vadovas priėma sprendimą ir yra įsitikinęs, kad jau tas degalų tiekėjas jam kažkada padėjęs, tai padeda ir dabar. Tai irgi nėra visą laiką teisingas sprendimas ir nėra visą laiką tiesa, nes tai, kas buvo prieš 15 metų, dabar greičiausiai yra pasikeitę ir pas degalų tiekėją, nes tie patys degalų tiekėjai draudžiasi savo riziką, labai yra priklausomi nuo draudimo sąlygų. Jeigu draudėjas atėjo ir pasakė degalų tiekėjui, sako, žiūrėk, viskas, tau sumažino kredito limitus, tai labai nedaug degalų tiekėjų, kurie prisims atsakomybę ant savo pečių ir toliau kredituos klientus. Yra įmonių, kur ne vadovas priėma sprendimą ir sako, žiūrėk, aš turiu žmogų atsakingą, kuris, sako, viską ten padaro, visko rūpinasi, pas jį viską sudėliota, viską žino ir kalbasi su tiekėjais. Tai čia turbūt yra toks irgi dviprasmiškas dalykas, nes tie žmonės, kurie yra atsakingi, jie ne visą laiką yra suinteresuoti, kad įmonė turėtų geriausias sąlygas. Nes, vėl, žiūrėkim paprastai. Žmogus atėjo į darbą, jisai dirba 5 metus tą patį, turi 3 tiekėjus. Kam jam dabar dar 4 ar ten 2 užsikraut, keist korteles, kažką mokytis iš naujo? Ne, jisai sako, pas mane viskas sutvarkyta, viskas gerai, man nereikia naujų tiekėjų. Tai va čia irgi turbūt įdomus niuansas būtų, kai mes kalbam su transporto įmonėm, mes netgi pasakom, kad jūs įsileiskit naują degalų tiekėją, nes transporto įmonės yra užsidariusios, būtent dėl šitų žmonių tokio, sakykime, kaip čia pasakyti, nenoro gal dirbti, ar nenoro keistis, nenoro skaitmenizuotis gal net, nes yra tokių tiekėjų, kurie tikrai ateina su naujovėm, arba netgi su ta pačia geresnė kaina. Ir tie įmonių darbuotojai, jie sako, ne, man neįdomu, aš nenoriu nieko ir kaip yra, taip gerai. Tai čia irgi yra pakankamai brangus malonumas transporto įmonė. Čia turbūt, jeigu kalbėt bendrai, ar tie žmonės turi pakankamai tos informacijos, ar ne, irgi sulyginti visus tos pasiūlymus, nes mes, kai kalbam apie skirtingus tiekėjus, mes kalbam irgi apie skirtingus duomenys, ar ne, kurios pateikinėja tie tiekėjai. Kažkas duoda ten savo prisijungimą per web svetainę, ar ne, savitarną, gali nueiti pasižiūrėti kainas, bet negali galbūt jų parsisiųsti kažkaip tai patogiai darbuotis, ar ne. Kitas tiekėjas atsiunčia elektroniniu paštu tą informaciją, ar ne, gali iš elektroninio pašto susirinkti. Paštas gal ir gerai, gavai, turi istoriją, ar negali visada pasitikrinti, bet labai nepatogu, kai reikia iš tikrųjų dirbti su tais duomenimis, nes tu nežinai, galbūt matai informaciją, kad tai yra Belgijoje degalinė, ar ten Lenkijoje degalinė, bet kurioje jinai vietoje, ar ne, kurioje jinai lokacijai. Tai turbūt gal net, aš taip sakyčiau, kad gal tie žmonės irgi ir turi noro kartais padaryti kažką tai gero, ar ne, nebūtinai yra toks kaip jie atsakingi, jie turi tą dalyką padaryti, bet ne visada yra tinkami įrankiai ir tinkami instrumentai, kuriais galima pasinaudoti, ar ne. Tai čia turbūt tas mūsų sprendimas šitoje vietoje šiek tiek ir padeda tam žmogui tuos duomenys paversti kažkokiais, su kuriais iš tikrųjų galima dirbti, ar ne, vizualiai pateikti. Tai kokie pagrindiniai niuansai? Tai turbūt, duomenų. žinai, kaip čia.
Turbūt tokie, kaip čia sakyti, pagrindiniai dalykai yra susijęs su tuo, kad tie žmonės, kurie dirba su kainomis, jie gal ir sugeba, ar ne, taip dirbti su Exceliu. Ne, ir čia turbūt prieš kokių 10 metų, kai įmonės keldavo duomenys į Excelinį failą, jau būdavo kažkoks progresas, ar ne? Dabar jau mes gyvenam tokio AI laikotarpiu, ar ne, jau daug visokių ten instrumentų, įrankių, padedančių tą dalyką padaryti. Ir jeigu iš tikrųjų tu darai viską Excel'e, tu jau atsilieki, aš galėčiau taip turbūt pasakyti. Tai visos įmonės, kurios dabar tą dalyką daro, ten kilnoja tos failiukus, ar ne, renka iš elektroninio pašto ten informaciją. Galbūt dar kažkur tai žiūri tas kainas ir bando jas susivesti. Plius nepamirškim, ar ne, yra visokie ten PVM, akcizai, reikia žinot, ar tas tiekėjas jau atidavė kainą su PVM, be PVM, ar ne, rankiniu būdu galbūt išskaičiuoti. Tai yra labai komplikuotas darbas ir iš tikrųjų be įrankio, aš taip pasakyčiau, turbūt įmonė dirba kokiu 60% efektyvumo režimu. Ir mes turbūt visą tai ir kreipiam dėmesį, kad, na, galbūt 60% tu ir gali būti susitvarkęs kažkiek, ar nežinot, kurie ant išvažiavimo iš Lenkijos į Vokietiją tavo yra pigiausia degalinė, bet gyvenimas yra šiek tiek kitoks, jis yra labiau įvairus ir tie srautai, tie maršrutai yra per skirtingas, galbūt per skirtingus kelius, ar ne, nes turim instrumentus, kurie dar irgi padeda suskaičiuoti, kiek kainuoja tas kelias, kuriuo tu važiuosi, ar ne, galbūt tu turi kažkokį tai pristatymo terminą, į kurį turi tilpti. Ir jeigu viskas susikoncentruoja į tą vieną žmogų, kuris komunikuoja, kuris renka, kuris išdalina tą informaciją, tai, nu, tikrai apie 60% efektyvumu dirba įmonė. Ir tada ir kyla tas klausimas, ar yra galimybė iš to išpešti kažką tai daugiau tos naudos. Nu gerai, tai kokia yra, nu sakykim, viena iš tokių lengvesnių šalių? Nu, imkim transporto sektorių, tarptautinė transporto įmonė, kuri važiuoja, nežinau, Lietuva, Ispanija. Tai dabar jeigu reikia patarti transporto įmonė ir pasakyti, nu tai gerai, nuo kokios šalies mes galim pradėti tą skaitmenizavimą, kuri yra pati viena iš paprasčiausių. Tai aš gal tokį pavyzdį pateiksiu. Lietuva, ar ne? Visos transporto įmonės yra iš Lietuvos. Lietuva ir pasirašiau. Ir čia klausimas, ar labai jinai yra lengva, ar labai sudėtinga. Ir irgi viskas keičiasi, ar ne? Kažkada jinai buvo galbūt paprastesnė. Tu turėjai ten susiderinęs kažkokį tai didmeninį kainoraštį, ar ne? Pagal tą didmeninį kainoraštį dirbai, važinėjai per visą Lietuvą, pirkai tos degalus, ar ne? Tai dabar viskas yra šiek tiek kitaip, labai priklauso nuo degalų tiekėjo, ką jisai naudoja kaip šaltinį duomenų, ar ne, ir nuo to priklauso, ką tu gali pasirinkti. Ir iš esmės jau nebėra paprasta netgi ir toj pačioje Lietuvoje išsirinkti. Jeigu dirbi su vienu tiekėju, neturi pasirinkimo, tada tu tiesiog dirbi su vienu ir jokių opcijų neturi. Bet jeigu planuotum išgryninti ar ne, pasižiūrėti iš tikrųjų, kur gali dar šiek tiek sutaupyti ir turėtum bent jau 2 tiekėjus, ar ne, Lietuvos, kuriuos tu galėtum susilyginti. Nu gerai, nu tai Lietuva simple. Tai kas? Didmeninė kaina ir... Vat, toks yra... Taip, ir viskas, tai, didmena plus, minus ir... Tai yra standartinis taip požiūris, kad yra didmena plus kažkas ir tada, kai mes darom konfiguraciją savo sistemoje, mes klausim, o tai kokia yra ta didmena? Ir va čia prasideda daug klausimų, sakant, tai paprastai Orlen, bet Orlen, jeigu jūs atsidarysit puslapį, pasižiūrėsit, kad ten yra daug skirtingų protokolų. Ir kartais tie degalų pardavėjai naudoja skirtingą protokolą, tai reikia žinot, nuo kurio protokolo. Arba vidurkį naudoja. Ir tada prasideda toks sudėtingesnis procesas, kuris įtraukia ir įmonės darbuotoją, kuris irgi dirbo tą darbą, išsiaiškinti tos dalykus, sužinoti, kokia visgi yra naudojama. Ir ką mes, pavyzdžiui, turim irgi kaip instrumentą, tai galimybė tą sutikrinimą padaryti. Na gerai, sukonfiguravom kažką, ar ne, pasižiūrėjom, užkėlėm sąskaitą, ar ne, paprastai tariant, iš to degalų tiekėjo ir pasilyginom, ar viskas yra tvarkoje, ar ne. Ir dažnu atveju tie žmonės, kurie būna atsakingi, arba netgi iš principo įmonės į tą Lietuvą žiūri dabar jau kaip, jos dažniausiai net nebūna sistemose įvestos. Tai vat, kai darom planavimą kažkokį, renkamės tarp Lenkijos, Lietuvos, na gerai, tarkim, galbūt šiandien ta situacija yra tokia kitokia ir mes turim Lenkiją pirmaujančią pagal kainą, ar ne? Bet klausimas, kiek ilgai tas užtruks. Mes sulauksim naujų metų, sulauksim galbūt naujų akcizų visokių įvedimų, naujų mokesčių pakeitimų ir tada irgi gali pasikeisti. Va tos įmonės, kurios turi ir Lietuvą susivedę, ar ne, ir kitas šalis, jos galės labai greitai išsirinkti ir priimti tą teisingą sprendimą, o kur visgi šiandien reikėtų piltis. Plius, nepamirškime, yra tiekėjai, kurie
Na gerai, mes kalbame apie Lietuvą, jų galima Lietuvoje pirkti degalus iš tų pagrindinių degalų tiekėjų, Jo, bet galima ir iš tų virtualių, kuriuos mes vadinam kaip virtualus tiekėjas, kuris savo tinklo neturi, bet turi pasiūlymą atsiskaityti jų kortelę, ar ne, šitose degalinėse. Ir įdomus faktas, kad būna įvairių dalykų, būna ir taip, kad netgi ir tie virtualūs tiekėjai pasiūlo kartais net įdomesnių sprendimų įmonėm. Ir čia jau irgi labai priklauso nuo tos įmonės politikos, nuo to degalų pardavėjo, ką jisai daro. Tai vienareikšmiško tokio atsakymo nėra. Aš turbūt pasakyčiau taip, kad jeigu dirba vienas žmogus ir bando tą dalyką sutvarkyti, tai yra jau blogas ženklas, nes jau reiškia stringa ir komunikacija, stringa duomenų surinkimas, stringa tas efektyvumas ir savalaikis tų duomenų pateikimas. Tai yra skirtingi, ką mes matome, ne, realiai. Yra skirtingi protokolai ir netgi ne visada tai yra Orleno kaina. Taip. Tai reiškia, kad degalų tiekėjas sako, aš tau duodu Orlen didmena plus, ten minus, nulis, nesvarbu. Ir tada sako, ir kai mes patikrinam, paklausim tiekėjo kartu jau su klientu, tai sakom, kokia čia ta Orleno kaina ir pasirodo, kad tai yra ne Orleno kaina. Taip, visiškai tiesa ir čia turbūt mes turim suprasti, kad degalų pardavėjai yra pardavėjai, ne? Tai jų tikslas yra parduoti. Tai ką jie daro, jie bandydami kalbėti su klientu, niekada nepasakai savo trūkumų. Teisingai, niekada nepasakysi, kad žiūrėk, mano protokolą bus labai sunku patikrinti, ar mano protokolas labai sunkiai yra valdomas, administruojamas ir taip toliau. Visada pasakys tai ir dar klausimas, ką nori išgirsti klientas, ar ne? Dažnai jis irgi sako, mesgi turim protokolą, didmeną ir tai tam tarsi nuramina save, ar ne? Čia iš tos serijos, kad būtų paprasčiau. Taip, ir per tą paprastumą mes ir prarandam po to labai daug dalykų, bet ir mes čia paliečiam tik tai Lietuvą, ar ne? Atrodo, kur viskas visiškai paprasta. Tai gerai, tai dar Lietuva yra dyzelinas ir AdBlue. Taip. Tai AdBlue kainų iš viso niekas nekomunikuoja. Ir degalų tiekėjai ką sako? Nuvažiuosi į degalinę, pamatysi stendo kainą, va, žinai savo nuolaidą ir pilkis. Tai tas vairuotojas, kuris važiuoja su kortele ir jam reikia užsipilti AdBlue Lietuvoje, ar jisai žino įmonėje sutiktą nuolaidą? Greičiausiai nežino. Ir jam yra visiškai neįdomu. Jisai atvažiavo, užsipylė, jam yra AdBlue, jisai paėmė pistoletą, prisipylė pilną baką, ar AdBlue kainuoja 50 ar eurą 50 jam vienodai. Tai, o kaip šitoj vietoj su AdBlue? Nu, kaip man transporto įmonėje Lietuvoje sužinoti AdBlue kainą degaliniai? Nuvažiuoti degalinę, pasižiūrėti, kiek kainuoja degalinė pakėlus pistoletą. Degalų pistoletą. Gerai, tai aš dabar esu tas žmogus, kuris įmonėje surenku kainas. Surenku visas kainas, AdBlue kainos aš neturiu. Tai kaip man dabar suskaičiuoti geriausią tą vadinamą krepšelio kainą Lietuvoje, kaip sakėm, viena iš paprasčiausių šalių, ir nusiųsti vairuotoją į tą degalinę, kur jisai užsipiltų, pigiausiai degalų. 90% atvejų turbūt tai yra tiesiog spėjimas ir tai tiesiog net nerenkamas šitas produktas ir šita degalinė kažkokia, tai, kurį turi ten tą AdBlue. Kodėl tai vyksta? Nes mes kaip prieš 3 metus pradėjom su šito produktu, dėl to jis ir gimė, kad labai daug yra neiškumų, tokių kažkokių tai faktais nepagrįstų dalykų ir sprendimų, ar ne? Tai čia ir buvo toks noras visą tai suvaldyti ir suadministruoti ir AdBlue buvo kaip produktas visoje Europoje, į kurį niekas tiesiog nežiūrėjo. Mes turim suprasti, kad tai yra 5% nuo degalų pirkimo kiekio, ar ne litrais. Tai tie 5% va čia lygioj vietoj, kurie kažkur tai tiesiog išgaruodavo. Ką darydavo pardavėjai degalų? Jeigu labai jau spaudė dėl degalų kainos ir reikia to pusės cento ar ten trečio skaičius po kablelio susidėrėti dyzelinui, kadangi tu AdBlue nežiūri, tai aš galiu jį šiek tiek pakoreguoti ir per tuos 5% sužaisti taip, kad tu už dyzelį sumokėtum ten centų ar 2 netgi brangiau, negu kad yra konkurentų kažkoks tai pasiūlymas. Tai tas vyksta ir ne vien tik tai Lietuvoje ir visoje Europoje. Ir šitoje vietoje aš turbūt gal net apsistočiau, nes visą laiką yra žaidimas šitoje vietoje. Ir ką daro degalų tiekėjai? Turbūt visi degalų tiekėjai turi tą vadinamą auksinį maršrutą, golden route, ne? Kur išrenka degalines ir transporto įmonė žino, kad ten yra pačios geriausios kainos. Tai AdBlue tam golden route kaip taisyklė kainuoja brangiau. Ir ką mes matom sistemoje, ne, jeigu mes įsivedam dyzelino kainą, paprašom sistemos išrinkti geriausią dyzelino kainą,
rodo vienas degalinės, vieną tiekėją, kai sakom, duok mums krepšelio kainą, rodo visai kitą tiekėją. Tai reiškia, kad tas tiekėjas, kuris davė geriausią kainą dizelinui, tai jo AdBlue tikrai nėra pati geriausia kaina. Bet čia vėlgi turbūt yra išimčių. Turbūt yra išimčių ir, žinai, va, tau irgi iš tavo patirties ir iš praktikos. Tai kai tas žmogus, kuris dirba su tom kainom, ar ne, kai jis gavo ten pasiūlymą Excelinį, mes esam tiesą pasakius girdėję ir tokių įdomių atvejų ir galim irgi pasidalinti, kai vyksta tos dėrybos. Tai čia toks prieš dar tą klausimą, kad įmonė sako, na, mes labai viską tikrinam, labai viską žiūrim, labai aiškinamės, kur čia reikia piltis tos degalus, su kuriuo tiekėjui dirbti. Ir, na, supraskim, kad ir tiekėjai supranta irgi apie degalus šiek tiek ir gal netgi ir daugiau supranta apie degalus ir jų kainodarą, negu kad kartais supranta tos įmonės, kurios vykdo tas dėrybas. Toks vienas iš tokių galbūt juokingų situacijų buvo, kai vienas degalų pardavėjas įmonė išsiuntė tuščią Excelinį failą. Ir nes įmonė lygino pagal Excelinį failą, prašydavo istorijos ir žiūrėdavo. Išsiuntė tuščią Excelinį failą ir skambina, sako, tai ar pasižiūrėjai tą pasiūlymą, ar kaip jis geras ar blogas. Sako, na žinok, dar reikia jums pasitemti, dar šiek tiek prastas pasiūlymas. Tai paprašė atidaryti tą paskutinį pasiūlymą, atidaro klientas, mato, kad ten yra tuščias failas, nu ir visi supranta, kad tiesiog vyko kažkoks kad tam tiekėjų durys susidarė pas tą klientą. Ir va čia turbūt va ta nuostata, ar ne, galbūt tam tikra galbūt strategija vadovo nukreipta, kad mes su kitais nedirbam, bet irgi nepasakoma, kad mes nedirbam, tiesiog yra vedžiojama galbūt už nosies, arba kartais norima gauti labai didelį tokį skirtumą, ar ten 5 centų, 10 centų, va, tikimasi, nu, sunku turbūt jį tokį išgaudyti šitoje rinkoje, nebent yra tas tiekėjas, kuris nesidarbuoja tam tikroje rinkoje. Nu, čia klausimas būtų toks, kad gerai, tai jeigu įmonė yra tas darbuotojas, tai kaip jis turėtų vertinti tuos pasiūlymus? Nu, jis iš vienos pusės turi nuolaidas, ar ne, kurias jisai gali labai aiškiai supranta. Tai ar nuolaidos yra geras dalykas tikrinti kainas ir pasiūlymus? Ne, visiškai ne, nes tu gali patikrinti nuolaidas ant Excelį, ant popieriaus, bet jeigu tau reikia patikrinti nuolaidas gyvenime, kur tavo vilkikas važiuoja, na tai tada jau prasideda reikalai. Nes ta informacija, kuri yra Excelį, tu turi kažkokiu būdu perkelti į žemėlapį einamuoju laiku, ne, ir informuoti, nežinau, jeigu ne pats planuoji transporto maršrutą, tai tada turi informuoti transporto vadybininkus, kad jie žinotų kažkokias taisyklės, ar jie jomis vadovaujasi ar nesivadovauja, čia jau kitas klausimas. Bet taip, tai jeigu tu žiūri tik į nuolaidą ir iš tikrųjų čia vėlgi. Klausimas turbūt irgi būtų iš praktikos, o nuo ko yra skaičiuojama ta nuolaida, ar ne? Nes nuolaidos dydis yra vienodas, ar ne? Ten vienur 10 centų, kitur 10 centų, bet aš čia dar truputėlį gal atgal norėčiau grįžti. Nes kai teko pardavinėti degalus čia Lietuvoje, tai labai dažnai transporto įmonės iš viso perka ne degalus, o perka va tą nuolaidą. Ir labai atsimenigi turėjom ir čia su viena visai nemaža transporto įmonė Lietuvoje, kai gavom klausimą, tai žiūrėkit, aš galiu pirkti iš jūsų, jeigu jūs man padarysit algoritmą ir aišku įrodymą, kad aš sutaupau. Tai reiškia, kad žmogus pasirašo su degalų tiekėjų sutartį, jeigu degalų tiekėjas jam sako, žiūrėk, dabar aš tau įrodau, kad tu sutaupai. Nors, va, jeigu mes kalbame apie nuolaidas, taigi jeigu niekas nežiūri, nuo ko ta nuolaida skaičiuojama, tai tada aš galiu duoti ir 2 eurus nuolaidą, jeigu mano dizelino litras 6 eurus kainuoja. Tai va čia yra tas turbūt toksai įprotis nusistovėjęs. Ir va, ką Lietuvos transporto įmonės daro, tai dažnu atveju perka nuolaidą. Ir kai kalbasi su degalų tiekėju, tai pirmas klausimas, tai kokią tu duosi man nuolaidą? Tai kokia čia pas tave nuolaidos? Ir visi pamiršta atkreipti dėmesį į tą galutinę kainą. Tai taip, lygint nuolaidas yra, na, nelabai teisingas būdas atsirenkant degalų tiekėjų. Gerai, tai dabar mes turim iš vienos pusės tą tokią situaciją, ne, kur, na, nuolaidų galbūt negali palyginti, ar ne,
darbuotojas, kuris tą dalyką daro, tą darbą daro, supranta, kad vadovas turbūt dar mažiau supranta apie degalų kainas, ar ne, nes kiekvieną dieną, jeigu nesusiduri, labai sunku susigaudyti, kas ten vyksta. Tai ką siūlytum tom įmonėm daryti iš principo, kad na, pradėtų kažkaip tvarkytis, ar ne, kad nebūtų susikoncentravusi tą informaciją kažkur vienose rankose, kad būtų šiek tiek plačiau žvelgiama į tuos pasiūlymus, ar ne, galbūt va, tas irgi atsirastų kažkoks tai atvirumas naujiem tiekėjam, ar ne, bent jau pasilyginimui. Niekas nesako, kad reikia iš karto pulti ir ten keisti, ar ne, bet bent jau pasilyginti, suprasti, koks yra kainų lygis, yra visai turbūt sveika. Tai ką reikėtų tom įmonėm, nežinau, ten va, nuo 10 vilkikų iki ten, nežinau, gal ir net ir iki 1000 vilkikų, ar ne, ką reikėtų pasidaryti, kokie galbūt namų darbai galėtų būti kaip patarimai, gal instrumentai, kaip Unvero. Tai ką mes visą laiką patarėme, transporto įmonėm. Tai pirmoji eilėj, Lietuva yra dėrybininkų šalis, ne? Nu, ir turbūt žinom, esam bendravę ir su užsienio degalų tiekėjais, ir su užsienio įmonėm. Tai lietuviai tikrai yra įsidėrėję pakankamai geras sąlygas pas degalų tiekėjus, bet tos dėrybos kartais būna, na, tokios labai akivaizdžios. Tai ką mes ir sakom, nuėję pas transporto įmonę, kad bent jau nemeluotų degalų tiekėjų. Tai aš turbūt pirmas patarimas būtų pasikvietus degalų tiekėją į dėrybas, jam nemeluot. Nes kaip vyksta pas mus? Na, tai kokią tu kainą turi? Nu, eurą. Nu, o aš turiu 95. Nors realiai niekas nežino, kokią kainą turi transporto įmonė. Iš kur tas žmogus traukia tą 1 eurą ar tos 95 centus? Kaip pasiruošia, pavyzdžiui, tas vadybininkas ar net tom dėrybom? Ką jisai turi kaip bazę pasiėmęs? Mesgi žinom, pardavinėjom degalus, kaip pasiruošia. Ateina ant lapuko užrašyta prieš susitikimą ranka kažkoks skaičius. Nu ir jisai sako, mano pagrindiniai pilimai Belgijai, mano kaina yra nuolaida, yra va tokia. Nu, o ką tu? Nu ir tu kartais matai, kad ta kaina ar nuolaida įvardinta yra neadekvati. Tai tą mato ir degalų pardavėjas. Ir tada tos dėrybos vyksta tokios, visiškai apie nieką. Aš pamelavau, kad turiu nesąmoningą kainą, degalų tiekėjas tą suprato, tada man davė dar nesąmoningesnį pasiūlymą, tada kas įvyko? Nu, ką mes ir sakome, ne? Tuščias Excelis atkeliavo. Taip, tuščias Excelis. Tada įmonė sako, labai gerai, žiūrėk, koks aš geras dėrybininkas, pamelavau ten 3 centai savo kainą ir tie man dar geriau davė. Nu ir kas tada gaunasi? Įmonė pasirašo sutartį, įsidalina korteles, žinom, kiek laiko tas užtrunka, kiek darbo. Tada nuvažiavo pirmas vairuotojas į degalinę, brūkš su kortele, tada įmonė sulaukia sąskaitos, kaip taisyklė, ir tada jau žiūri, lygina tas kainas. Nu ir mato, kad kaina tokia pati, ten ar plius minus į vieną ar į kitą pusę. Nu ir tada sėdi ir sako, tu mane apgavai. Tu mane apgavai, nes tu man sakei, kad tavo kaina geresnė negu mano ten 2 centais, nors mano ta menama kaina buvo išsakyta. Tuo metu ir buvo geresnė, ne? Tas tiekėjas taip turbūt ir pasakytų, kad tuo metu buvo tokios kainos. Čia turbūt ir grįžtame prie to dalyko, kad visgi tai turi būti nuolatinė kontrolė. Negali būti taip, kad tu vieną kartą susidėrėjai kažką tai ir jau tai yra kaip faktas, kaip ant akmens. Bet grįžtant prie klausimo, ką tas žmogus turėtų daryti, tai pirmoje eilėje, tu labai teisingai sakei, jisai turėtų pasiruošti. Jisai turėtų pasiruošti dėryboms su degalų tiekėju, jis turėtų žinoti savo pagrindinius taškus, jis turėtų žinoti savo, gal net labiau nepagrindinius taškus jis turėtų žinoti. Nes kai įmonė sako, kad aš piluosi tik tose nuolaidinėse degalinėse, tai kai mes paimam transakcijas ir pasižiūrim, tai matom, kad tikrai nemažai pilimų būna ne tose nuolaidinėse degalinėse. O degalų tiekėjas to tik ir laukia. Yra tas golden rūtas, jeigu tu nusukai į kairę ir į dešinę, jau susimokėjai. Ir ten kainos skirtumas yra ne 1 ir ne 2 centai, o 10 ir 15 ir 20. Net 30 yra. Tai šitoj vietoj turbūt ir būtų patarimas, kad tas žmogus atkreiptų dėmesį į savo silpniausius pilimus. Tuos, kuriuos jie sukontroliuoja, kaip ir kalbėjome, ne? Kur dirba ten 20 metų tuo pačiu maršrutu ir žino tas degalinės, jau ten yra kelis kartus pasitikrinę. Tai čia galima dar taip truputėlį pirmam dėrybų raunde ir praleis pro pirštus. Bet tie pirkimai, kurie yra, kaip pasakyti, neteisingi, nuostolingi įmoniai, tai čia ir turėtų būti jo pirmas pasiruošimo, sakykime, šaltinis. Aišku, tai labai sunku pripažinti.
Nes, buvomgi degalų pardavėjų pusėje, ne, kai tu ateini, tau visą, pas man tai viskas tvarkyta. Pas man viskas, vairuotojas važiuoja, pilasi tik tai ten, nei į kairę, nei į dešinę. Aš viską gaunu, viską matau, kai paprašai parodyti, paklausi, kokia yra tavo kaina, niekas negali atsakyti. Tai va šitoj vietoj turbūt dargi net prieš ruošiantis pripažint, kad pas tave nėra viskas gerai. Tai kai tu šitą pripažįsti, sakai, aš noriu bent jau eiti link tvarkos, tada pasiruoši dėrybom, įsirenki savo silpniausias vietas, savo prašiausius pirkimus, tada apie tai tu kalbėsi su tiekėju. Na ir tada tiekėjui pasakai, žiūrėk, čia pas mane yra sutvarkyta, bet va šitie pilimai pas mane yra tokie įtartini. Kokį tu sprendimą man siūlai? Tai vėlgi, tiekėjo visą laiką reikia prašyti sprendimų, nes tiekėjas kartais ir gali juos pasiūlyti. Bet jeigu įmonė visą laiką koncentruojasi tik tai į nuolaidą 3 degalinėse, į kurias jie ne visada pataikys, tai čia yra klaida. Taip, aš turbūt paantrinsiu tik tai ir pasakysiu, kad kai vyksta tos dėrybos su degalų pardavėju, galbūt iš vienos pusės kažkiek mes ten žaidžiam tą pokerį, ar ne tokį vadinamą, kad norėdami gauti geresnį pasiūlymą, bet dažniausiai kokia yra praktika, mes atsirenkam kažkokią tai vieną pigiausią degalinę, nes, taip, iš praktikos tai, ką darėm anksčiau, nes mes buvom kitoje barikadų pusėje, kažkada pardavinėjom tos degalus, tai iš ten ir atėjo visa ta patirtis ir žinios, kaip visgi vyksta tas ir iš kliento pusės pirkimas, ir iš pardavėjo pusės pardavimas. Tai dažnai iš tikrųjų būna taip, kad tai yra ta viena kaina, kuri tarkim, Prancūzijoje atsidarai, o į tą tašką niekada nepakliūna nei vienas vilkikas ir niekad nebuvo ten užsipylę, bet įmonė naudoja šitą kainą kaip strateginį tašką, kaip svertą dėrybom, bandydami išspausti visur kitur ir net nelabai galbūt ir supranta, kad taip neveikia rinka ir neveikia ta kainodara, nes mes kai įmam didelės šalis, tokios kaip Vokietija, kaip Prancūzija, tai ten nėra kaip Lietuva, kad viena kaina ir visoje Lietuvoje, ne, ten yra skirtingos kainos, ten 10, 12, 50, 100 gali būti skirtingų kainų ir ne dėl to, kad tiesiog ten tiekėjas taip nusprendė, bet dėl to, kad yra logistika skirtingai yra sudėliota, galbūt net ir ten kažkur yra partnerių tinklai, kažkur yra nepartnerių tinklai ir panašiai. Tai turbūt taip, kad rinktis tą vieną degalinę ir nuo jos atsispirti, tai yra jau pirma klaida, jeigu taip yra daroma. Ir turbūt kita klaida yra, kai mes bandom kažkokius, tai kartais įmonės skaičiuoja vidurkį, ar ne, kur toks irgi labai keistas dalykas, kur paskaičiuoja ten, mes mokėjom ten praeitą mėnesį šitiek, šį mėnesį jau mokėjom tiek ir sprendžiam, ar čia geriau dabar mokam, ar blogiau, kur iš esmės nieko nepasako, nes rinka irgi yra dinamiška ir iš esmės tas kinta nuolatos. Turim tokį žiūrovo klausimą, ne žiūrovo anketą, kai paleidom, tai buvo užduota keletas klausimų. Vienas iš jų, Jūratė čia klausė, automobiliai vilkikai važinėja nuolat į Vengriją. Kūrą pilasi Lietuvos degalinė, neminėsim brendo pavadinimo, kuri yra prie pat Lenkijos sienos. Ar gerai darom, ar kur kitur piltis? Tai čia klasikinis pavyzdys, kai įmonė žino, kad Lietuvoje yra pigiau ir vadovaujasi tą nuostatą paskutinius metus, nors jau nuo šių metų pradžios Lietuva nebe pigiau negu Lenkija. Ir anksčiau tie skirtumai kainų svyruodavo. Kartais būdavo Lietuva, kartais Lenkija, ten žeminis dizelinas būdavo brangesnis tai vienoje, tai kitoje šalyje. Tai čia atsakymas neteisingai. Bet vėlgi, atsakymas neteisingai, jeigu mes žiūrim tokį, siaurai, kad kaina. Bet, pavyzdžiui, gerai, įmonė tikriausiai ne pirmus metus dirba rinkoje, ar ne? Tikriausiai turi irgi kažkokius tai savo tiekėjus. Ir mes turbūt irgi turim grįžti prie to, kad bendraujama su pardavėjais, ar ne? Pardavėjas tikėtina, kad yra Lietuvos degalinių tinklas, ar ne? Kuris gali galbūt pasiūlyti tik tai Lietuvos rinką. Ką kalbės tas degalų pardavėjas? Aišku, kad sakys, kad pilkis Lietuvoje, nežinau, paremsi Lietuvą, dar kažkokie geri dalykai yra, viskas tvarkoja, bet verslas yra apie verslą, ar ne? Ir verslas turi labai greitai keisti savo tos įpročius. Ir turbūt čia yra tas irgi pavyzdys, kai jeigu turėtų informacija labai paprastai prieinama, ar ne, ir nusipieštų, pavadinkim taip, tą maršrutą iš Lietuvos į Vengriją, ir pamatytų galbūt ten dar kitokios šalis apart Lenkijos, ar ne, kad ir irgi ten tokia nuostata, kad tik tai Lenkijoje pilamės. Nebūtinai yra visiškai teisinga,
Nes Lenkijoje kaina galbūt yra ir gera, bet labai priklauso nuo to, kokias sąlygas turi ta įmonė. Ir jeigu ta įmonė turi Lenkijos protokolas plus kažkokį tai antkainį, tai labai didelė tikimybė, kad kitose šalyse gali gauti Tai geresnės gal ta sąlygas. įmonė ir gerai daro? Labai priklauso, taip, labai priklauso nuo to, ką iš tikrųjų tu susidarė. Ir čia turbūt yra irgi tas svarbus momentas, kad kartais irgi įmonės išgirsta, ai visi pilasi ten Prancūzijoje, ai visi pilasi ten Belgijoje, visi pilasi dar kažkur. Ne taip turi būti priimami sprendimai ir sprendimai turi būti priimami remiantis faktiniais dalykais. Ir jų Gerai, yra labai tai dabar daug. Grįžtant prie tos pačios įmonės. Įmonė, sakykime, turi 20 vilkikų. Žmogaus neturi, atsakingo už degalus. Tai va, kas turėtų stebėti, priimti tą sprendimą, žiūrėti, va tokio įmonį. Ir kaip, aš piluosi Lietuvoje, nors važiuoju į Vengriją, nors mes žinom, kad Lenkija dabar yra pigiau, logiškai patarimas tokia įmoniai būtų piltis Lenkijoje kaip minimum, jeigu lygint Lenkiją su Lietuva, bet iš kitos pusės, ką ir kalbėjom, gal ta įmonė neturi sąlygų Lenkijai. Gal, nežinau, dirba tik su lietuvišku tiekėju, kuris neturi galimybės aptarnauti savo kortelių Lenkijai. Tai gal, kaip ir sakėm, gal ta įmonė ir viskas ok. Tai va čia vėl grįžtant prie to paties, tai kaip tą įmonį susigaudyti? Tai pradėti reikia turbūt nuo to, kad reikia turėti įrankį, ar ne? Nes jeigu mes neturim jokio įrankio, tai čia tiesiog yra tiesiog neįvyks joks teisingas sprendimas, jis gali būti kažkoks tai laikinas, va šiuo metu nusprendėm ir padarėm. Grįžtam prie to, kad kainos keičiasi kiekvieną dieną, gali keistis akcizai, PVM ir visi kiti dalykai. Labai priklauso nuo tų tiekėjų, su kuriais dirbi, ką jie gali pasiūlyti, kokias nuolaidas mes ten turim išsiderėję ir panašiai. Tai pradėti reikėtų nuo įrankio, turbūt, kodėl mes ir kūrėm šitą savo įrankį, būtent tokiem atvejam, ar ne, kad įmonė pagaliau galėtų kažką pamatyti. Ir tu gali pasijungti šitą platformą, pasižiūrėti, kas dabar vyksta visoje Europoje, ar ne, ir priimti teisingą sprendimą. Tai gerai, aš įmonę pasijungsiu, kai nuplėši nuo manęs kainą, tai man gal neapsimokės net iš vis. Tai čia turbūt, žinai, klausimas yra turbūt ne apie tai. Klausimas apie tai, kiek... Aš specialiai uždaviau šitą klausimą, nes iš principo turbūt mes irgi norėtume pasakyti tokią žinutę, kad mūsų įrankį įmonės gali įsibandyti visiškai nemokamai. Tai reiškia, kad jeigu įmonėje kyla va tie klausimai, kurie, šiaip paprastai nekyla, kuriuos mes bandom dabar kelt, nes tai sutaupo įmonėje, kaip dabar mes matom, 100 000 eurų per metus. Tai tą įrankį įmonė gali paimti, pasibandyti, pasižiūrėti ir sakyti, žiūrėk, hebra, čia yra visiška nesąmonė, man jis nereikalingas ir aš geriau žinau. Tai va čia turbūt. Bet klausimas tada, kokios lieka alternatyvos. Ir čia turbūt irgi yra vėl klausimas įmonės savininkui, klausimas, ar jam rūpi įmonės, ar ne, geresnė veikla, ar geresni rezultatai. Nes turbūt net ne apie kainą produktų ir sprendimo, ar apie bandymą yra kalba, apie tai, kad iš esmės kitaip negali. Čia turbūt apie tai reikėtų. Ir mūsų praktika, ką rodo, kad tos įmonės, kurios pradeda naudotis sprendimu, tikrai gauna naudos, vienareikšmiškai. Pirma nauda yra tokia, kad prieš sukonfigūruojant sistemą mes pasikalbam, ar ne? Mes pasikalbam su įmonė, jinai sužino daugiau galbūt dalykų, kurių nežinojo iki šiol, galbūt apie tą pačią Lietuvą, koks protokolas ir kiti dalykai. O pasikalbam, gal čia patikslinam. Pasikalbam apie ką? Pasikalbam apie degalų tiekėjų pasirinkimą. Turbūt pradžioj prasideda visas poreikių išsiaiškinimas. Tai reiškia, kur įmonė važiuoja, kuo dabar naudojasi, ir esamos situacijos tokia trumpa analizė ir tada, kur link mes galim nueiti. Teisingai? Taip, ir dar turbūt net pati pradžia mūsų tokia su mažesnėm, didesnėm įmonėm turbūt nėra skirtumo, visur yra ta pati taisyklė, kad kai mes sakom, reikia mums kažką pajungti, ir užduodam klausimą, gerai, o tai ką ten jungiam, sako, mes dirbam su tuo tiekėju. Ir tada mes jau iš savo praktikos turim tam tikrų klausimų bagažą, kurį atidarom ir pradedam uždavinėti. Ir paaiškėja,
paaiškėja, kad mes nežinom kažkokios informacijos, ne, kad trūksta kažkokios informacijos, o nuolaida su PVM ar be PVM, netgi tokie klausimai atsiranda. Tada mes kalbam dabar apie Lenkiją, ar ne, bet kokia valiuta, ar ne, yra skaičiuojama, nes vienas tiekėjas gali to pardavinėti eurais, kitas gali pardavinėti zlotais, ar ne, tą patį produktą. Kai tu po to sulygini tos dalykus, tai iš tikrųjų vienas gali pardavinėti eurais, o sąskaitą išrašyti zlotais. Gali ir taip turbūt. Tai čia, na, dabar sistemoje yra turbūt virš 50 skirtingų tų šaltinių kainų ir jie yra ne vien tik tai degalų tiekėjų, bet ir tokių kaip papildomų, kurie leidžia greičiau turėti informaciją apie kainos pokyčius, apie tos sviravimus, apie pasikeitimus. Ir va tas pirmas netgi etapas, aš pasakyčiau, kad net įmonė dar būna nieko nesumokėjus, net nieko dar neišbandžius, net nepasijungė, dar net neįvedėt savo slaptažodžių ir prisijungimo vardą į sistemą ir jau gauna labai daug naudos. Jau gauna labai daug naudos. Gerai, tai ta nauda yra kokia? Ta nauda yra pirmiausia tokia, kad kai pradedama bendrauti su savo degalų tiekėju, degalų tiekėjas irgi jau supranta, kad vyksta normalus pokalbis. Ne tai, kad duok man kainą, geresnę kainą ir tom baigėsi, bus geriau. Taip. Vyksta tada konkretus klausimai. Yra Lenkija, mes užduodam klausimus apie Lenkiją, apie kainodarą, apie nuolaidų struktūrą, kitus dalykus. Tai įsiaiškinam kartu su įmonė gaunamos kainos formulę. Taip, iš esmės tas sąlygas, su kuriamis dirba, nes čia irgi turbūt formulė yra vienas dalykas, tada yra tiekėjas, o kaip jis tą informaciją komunikuoja, kokiu būdu, kaip mes tą informaciją galim po to kažkur tai panaudoti ar ne, galbūt ten išsaugot sutikrinimui kokiam nors ar ne ir panašiai. Tai, na, yra tokių lengvesnių tiekėjų, su kuriais paprasčiau dirbti, yra tokių sudėtingesnių tiekėjų. Ir kaip praktika, tie sudėtingesni tiekėjai dirba, būna vieni didžiausių rinkoje. Ir tas jų dydis ir duomenų tokia gausa priveda prie to, kad, na, tiesiog numoja ranką įmonės. Tiesiog numoja ranką, nes yra per sudėtinga tiesiog. Ir net ir, žinot, čia pavyzdys toksai, jeigu jūsų įmonėje buhalterija, pavyzdžiui, yra atsakinga už ten kažką, tarkim, ar ne, tai buhalterija dažniausiai yra atsakinga tik tai už sąskaitos apmokėjimą. Ir niekas nežiūri, kad gavo sąskaitą už degalus ir dar kažkokią tai papildomą gavo sąskaitą iš to degalų tiekėjo. Bet tai irgi yra kaštai. Ir tai irgi kartais būna tas 1 ar 2 centai prie dizelino, kurį mes tiesiog praleidom. Tada yra va tos valiutos, ar ne? Klausimas, jeigu yra apie Lenkiją, apie Švediją, Norvegiją, kas ten yra naudojama, ar ne? Kokių kursų konvertuojama yra, ar kažkokiu tai savo to tiekėjo, ar kažkokiu tai viešų kursų. Nes turbūt irgi neturėkim tos iliuzijos, kad čia degalų tiekėjas, jeigu kokioje Lenkijoje ar ne, tai mums, nežinau, ten netaiko jokio ten papildomo mokesčio už konvertaciją, bet riziką turi jisai pats prisimti, ar ne, reiškia, moka zlotais, kaip pavyzdys, už degalus, ar ne, parduoda eurais. Tai kažkur ta rizika yra ir ją reikia kažkaip tai suvaldyti. Ir jinai gali būti per tai, kad tu negavai geriausios kainas suvaldyta, arba kažkokie tai papildomi dalykai, kurių tu tiesiog nematai, kurie sąskaitoj matosi, bet ne visi jas pastebi. Aš turbūt pridėčiau, kad kai mes pradedam kalbėti su įmonė, tai labai dažnai įmoniai atsakingiam žmonėm už degalų kainas atsiveria akis. Jie tada sako, oi kaip gerai, aš ir į tai neatkreipiau dėmesio, dabar jau aš žinau ir žinosiu ateityje, ką čia man paklaust. Na tai toks ateina supratimas, ką jie turi, nes vėlgi ir turim N pavyzdžių, ne, kai nueinam pas pakankamai stambę įmonę, pradedam darbuotis, pradedam skaitmenizuoti, pradedam klausinėti apie jų kainas ir jie sako, o mes nežinom. Mes turim sutartį, kuri pasirašyta prieš 5 metus ir ten kažkas yra PDF formate, ten kažkokios nuolaidos surašytos. Tai ir tai būna netgi taip, kad įmonė duoda neteisingas degalų sutartis. Ir kai mes gaunam duomenis ir palyginam su degalų sutartim, matom, kad jau ten tie duomenis iš sutarčių pakankamai senai jau pasenę ir nebeaktyvus. Turbūt irgi galima papildyti, kad sutartys tai mes pasirašom, ar ne, su tais degalų tiekėjais, bet ten dažnu atveju būna neparašyta apie kainos formulę arba kainos visus dalykus, nes tai yra, niekas negali to garantuoti, ar ne, niekas negali prisirišti, niekas negali žinot, kas bus rytoj. Ir dažnai tai būna toks, kad, na, pasiūlymas mes jums atsiųsim, arba informaciją, ar ne, arba, va, junkitės, pasižiūrėkit.
Ir tai jau yra iš vienos pusės, na, netgi tai, kad tu turėjai prieš 5 metus, tai nežinau, 15 centų nuolaidą kažkur, nebūtinai, kad dabar tu jie turi 15 centų, nes jeigu sutartį nėra apibriešta ir parašyta, kad tu tikrai visada gausi ten 15 centų ir dar nuo kažkokio tai protokolo pavadinkim, ar ne, tai tada... Tai dabar tu nori pasakyti, kad aš kaip transporto įmonė sutariau nuolaidas ir paskui jos keičiasi. O tai kodėl jis turėtų nesikeisti, kaip pavyzdys? Tai juk mes irgi turim suprasti, kad degalų pardavėjai perka degalus, ar ne? Tai gali ir pas juos nuolaidas pasikeisti. Na, kaip pavyzdys, ten jie neįgyvendina kažkokio tai plano, ar net ten dar ką nors, tai visko gali būti. Gali būti, kad to tiekėjo pasikeitė, nežinau, kainodaros principai, ar ne? Tai net yra objektyvių ir normalių priežasčių, dėl kurių gali keistis tos nuolaidos. Nu, vėlgi, turbūt aš čia dar paantrinčiau tokį dalyką, įdomus klausimas, o kaip reaguoja degalų tiekėjai į tai, kad įmonė pradeda klausinėti, na, sakykime, nelabai patogių klausimų. Ne? Tai čia irgi įdomus atvejis, nes labai skirtingai degalų tiekėjai reaguoja. Ir vieni sako, ačiū Dievui, pagaliau įmonė galės pasilyginti ir sužinot, kokias aš kainas turiu. Yra tokių degalų tiekėjų, kurie sako, nu, blemba, jeigu kažkas dirba su Unvero, tai aš neduosiu kainų. Yra tokių degalų tiekėjų, kurie, nu, duoda tas kainas. Yra netokių, kurie sako, jeigu tau reikia kainų, nueik pas mane į savitarną ir susitvarkyk ir pasiminėk tas kainas ir dėk jas, kur tu nori. Tai čia vėlgi toks yra įdomus dalykas, nes ką mes matom, tas degalų tiekėjas, kuris yra ramus dėl savo kainodaros, tai jam turbūt nėra jokių priežasčių čia kažką slėpti, jisai kaip tik sako, imkit mano vėliavą ir neškit, ką mes ir turim pas save platformoje. Ne? Yra degalų tiekėjai, kurie sako, tai rodyk mano kainas. Visiems klientam, nors jis ir neturi sutarties, bet jisai sako, rodyk mano kainas. Mano galutinės kainas aš duodu visiems vienodas, tegu visi mato. Ir tegu lyginasi. Tai va čia irgi turbūt grįžtant dar prie tos naudos. Jeigu įmonė bent nusprendžia pasibandyti, ne, mūsų tą sukurtą platformą, tai jinai gauna net ir tą tokį, ne tik patarimus, ne tik analizę, bet ir gauna galimybę pasilyginti kainas su kitais degalų tiekėjais, su kuriais ji neturi sutarčių. Aš turbūt čia irgi dar net papildyčiau, kad kartais, na gerai, tu dirbi su tuo degalų tiekėju, jis turi tinklą ne vien tik tai Lietuvoje, bet ir užsienį, ar ne, bet jis galbūt čia ką tik pradėjo plėsti, ar kažkokios tai atsirado naujos šalis, ar ne, ar nauji tinklai, galbūt nauji kažkokie tai pasiūlymai. Bet, na, neįvyko tas pokalbis, nepasikalbėjai su degalų pardavėju, ar ne, ir taip ir likai savo šaly, nors atrodo, kad ten, nežinau, pajungė Lenkiją, pajungė galbūt kokią Belgiją, galbūt Ispaniją kokią naują tinklą atidarė. Tai su mūsų sistema, kas įvyksta, kad net nereikia tos komunikacijos daryti. Gerai, Unvero komanda sako, kad mes esam čia dviesi ekspertai, ar ne, šitos srities. Tai ar iš tikrųjų taip yra ir galima tikėtis kažkokių tai ekspertinių įžvalgų, patarimų ir pasiūlymų įmonėm? Nu čia vėlgi turbūt reiktų pasižiūrėti į mūsų tą praeitį, ne? Nes kaip mes ir įmonėm visom pasakom, kad paskutinius 20 metų mes pardavinėjom degalus. Ir dabar mes esam kitoj barikadų pusėje, padedam transporto įmonėm susivokti tam... Pirkti degalus. Pirkti degalus, taip, ir tam degalų kainų voratinklį surast, sakykime, tą tiesą ir ją teisingai pasinaudoti. Tai iš šitos pusės aš manau, kad įmonė gauna tikrai ekspertinę informaciją iš Unvero ir ta ekspertinė informacija iš karto konvertuojasi į sutaupytus pinigus. Tai nėra taip, kad, gal nėra taip labai lengva pamatuoti, bet ką mes matom padarę tą jau ekspertinę analizę, ne prieš ir po, tai įmonėm esam sutaupę ir 500 000 eurų per metus. Vien dėl to, kad įmonė naudojasi mūsų platformą. Čia turbūt reikia irgi pabrėžti, kad labai priklauso tas sutaupimas nuo daugelio dalykų, ar ne? Vienas iš jų yra ir parko dydis, ar ne, jeigu tai yra 10 vilkikų, galbūt yra vienokie sutaupimai, 100 kitokie, bet iš tos patirties iki 300 eurų per mėnesį, tai ką gali tikėtis, ar ne, ta transporto įmonė sutaupyti, naudojant per vilkiką, taip.
Jo, tai Ir ką mes turbūt čia, ir matom tos kainų skirtumus, va, kai mes kalbėjome apie tuos silpnus pilimus, ne, kurie yra nesukontroliuojami, tai ten yra vidurkis turbūt 16 centų, ne? Jeigu įmonė visą laiką pasirenka teisingą degalų pilimo tašką, tai ten vėlgi, ką mes matom jau iš realios praktikos dirbant su klientais, 3-4 euro centai vidutiniškai susitaupo nuo kiekvieno degalų litro. Jeigu tu turi kainas laiku, jeigu tu jas gali valdyti patogiai ir jeigu tu gali iškomunikuoti vairuotojam tą žinutę. gerai, tai dabar mes tokį įvadinį tą podcastą padarėm, ar ne, pasižiūrėsim, paliksim tą pačią anketą, turbūt, jeigu kils daugiau klausimų, kad žmonės juos užduotų. Šiandien labiau pakalbėjom apie tokius praktinius iššūkius ir kasdienybę, ar ne, degalų pardavėjų, transporto įmonių. Ir sekančius podcastus irgi kalbėsim kitom temom, tai labai skatinam, ar ne, visus užduoti tuos klausimus. Ir turbūt kitą temą kalbėsim labiau apie tą automatizavimą ir palyginimą prieš žmogiškai faktorių, ne, kuom tai skiriasi ir kokią naudą tai atneša. Tai turbūt patarimas būtų visiems, kai mes einam pas daktarą kaip specialistą savo srities, ar ne, patys nesioperuojam namuose, ar ne, tai lygiai taip pat dabar transporto įmonės turi unikalią galimybę pasikalbėti iš tikrųjų su šios srities ekspertais, kurie žino šiek tiek turbūt daugiau negu kad kai kurie netgi degalų pardavėjai arba transporto įmonių darbuotojai ir kaip minimum išgirsti, ką mes siūlom ir pabandyti išgauti tą didesnį sutaupimą, išleidžiant degalams mažiau. Nu ir mūsų turbūt pagrindinis, kaip pasakyti, niuansas toks, kad mes sakom, kai žmogus eina ir perka į parduotuvę kažkokią tai prekę, jisai žino, kiek už ją sumoka. Kai transporto įmonės vienas iš pagrindinių kaštų, sakykime, stalčiukų yra degalai, labai dažnai jos nežino, kiek degalai kainuoja ir sužino tik tai tada, kada gauna sąskaitą. Na tai kaip ir juokaujau, ne, kai nuėjai nusipirkai batus, o kiek sumokėjai, sužinojai tik tai grįžęs namo. Tai norim, kad to nebūtų ir siūlom įmonėm išvengti. Tai ką, ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų. Iki.